Na ką, sveiki mėlyjeji mano Šviesos mazgo kanalo sekėjai. Esu labai dėkinga, kada paskutiniu metu peržiūrėjau peržiūras ir pamačiau, kad jų yra labai daug. Šiandieną sveikinuosi su jumis pirmą kartą naujuose metuose. Tai ką noriu pasakyti? Nauji metai, nauji ratai. Ir šios dienos tema kilo apie vitaminą D. Kaip jį susigrąžinti? Ir aš kažkaip pagalvojau, nauji metai, nauji ratai. Tai lyg tai tie ratai turėtų suktis. Bet kadangi organizmas žmogaus yra pastatytas iš daug funkcijų ir tie mūsų du ratai, kurie turėtų suktis naujaisiais metais, tai lyg mūsų kojos, kad jos tiesiog atlaikytų visus mums atėjusius iššūkius gyvenime galbūt ir kad mes tas visas funkcijas jaustumėm teisingai, mokėtumėm atpažinti teisingai ir be galo norėtumėm savo padėti. Ne liūdesyje liktumėm, o džiaugsme. Tai šiandien yra savaitgalis ir aš galvoju, jums šiek tiek papasakosiu trumpų tokių dalykų, be kurių pati aš kiekvienos dienos kaip ir galbūt nepradedu. Tai gal būtų tas toksai savęs pažinimas per dievulėlį mūsų, kada jisai iš aukščiau galbūt žino, kaip mes čia sukame su tais savo ratais ir kartais kodėl mes jau nebesisukame. Tai padėka visų pirma yra savo aplinkai, savo žmonėm, taip pat ir jums, kad jūs domitės, kad jūs norite kažkaip tai galbūt ir gerai jaustis ir kitiem padėti. Tai būtent ir yra tas Šviesos mazgo kanalas skirtas tokiem žmonėm, kurie yra nebejingi ir kurie kažkaip tai galbūt gali kažką tai čia naujo rasti. O radę moka pasidalinti. Tai šiandieną tema, kaip susigrąžinti vitaminą D. Perskaičiau keletą knygų, remiausi savo pačios žiniom, kadangi esu medikė. Ir šiais laikais žiūriu, kad mes kažkaip tai privalom vis per kažko tai prisipildyti. Ir tas kažko turi tam tikrus pavadinimus. Tai dabar skaitysiu jum, ką maždaug pasirašiau ir ką norėčiau jum papasakoti, kad jūs jaustumėtės geriau. Jeigu jum tinka, esu labai laiminga. O jeigu ne, tai atsirinkite, parašykite man žinutę, gal kažkur tai rasite kažkokią vietą, kur kils klausimas, tai aš mielai jum į jį atsakysiu. Ar ne? Tai vitaminas D yra labai svarbus, nes jeigu yra jo trūkumas, mums nepasisavina kalcis. O kalcis tai yra mūsų kaulinis audinys, galima sakyti, ant ko mes visi laikomės. Ir tai yra labai svarbu. Taip pat vitaminas D yra veiksmingas prieš visus virusus, kurie yra šiuo metu galbūt irgi aktualūs, kadangi orai yra labai permainingi. Tai lietus, tai vėjas ir toks didelis būna staigus atšalimas arba atšilimas, kuris treniruoja visų bakterijų virusų dauginimąsi. Taip pat vitaminas D yra labai veiksmingas ir prie onkologijos, nes mokslininkai paskutiniu metu labai daug tiesiog skyrė laiko tam, kad galėtų tokį sakinį įdėti, kad vitaminas D yra taip pat labai veiksmingas prieš onkologiją, tiek profilaktikai, tiek onkologijos gydyme. Vitaminas D yra svarbus kraujagyslių ir širdies raumenims. Tai širdis yra raumeningas organas. Mūsų, kaip sakau, raumenis, kurie atstovauja visą kūną funkcijas atlieka. Tai jis yra begaliniai mums reikalingas, nes yra svarbus tiek kraujagyslių, tiek širdies raumenims ir viso kūno aprūpinime. Vitaminas D yra hormonų reguliatorius, lytinių hormonų funkcijos palaikyme, jis yra labai labai svarbus. Lygiai taip pat gliukozės ir taip pat miego reguliavimo kontroliai. Odos funkcijai atkurti, kada būna žvynelinės, kada būna tam tikri odos neaiškios kilmės netgi
niežuliai, kurie gali kitą kartą būti vardinami kaip, vos ne alergijos galima sakyti, bet deja, tai yra lygiai taip pat ir vitamino D trūkumas. Toliau, mums yra labai svarbus kūno svorio reguliavime. Jis turi labai teigiamą įtaką, norint numesti svorio teisingai. Sveikai numesti svorį mes turime, o ne drastiškai vieno apsisprendimų ir pradėti ten jau save kankinti, kai aš sakau, ar ne, nereikia šito. Tai vat, nuotaikai ir jaunatvės spindesyje, kad norint, kad švytėtumėm, atrodytume jaunatviškai ir jaustumėmės labai gerai, nepavargę, su teisinga energija. Ir kad jis, būtent vitaminas D, jisai mums prideda jaunatvės, prailgina mūsų amžių, galima taip sakyti tiesiogiai, ar ne? Lygiai taip pat, kartu su vitaminu D, ką aš čia dabar dar rašau, žiūriu, kas čia buvo, jaunatvė, taip pat ir jaunatviškumas, taip. Ir kada yra vitamino D balansas, mūsų nuotaikos yra pakylėtos, o ne prislėgtos. Tai būtent tas katalizatorius, kai aš sakau, mūsų nuotaikų kaitų, taip pat turi labai daug įtakos būtent mūsų šitas elementas, vitaminas D. Trūkstant vitamino D gali išsiprovokuoti arterinis kraujotakos, AKS vadinamas, arterinis kraujotakos. Kas toliau žinot, kas tai yra AKS? Tiesiog pakilęs arterinis kraujospūdis. Tai kiti žmonės vaikšto su padidintu kraujo spaudimu vadinamu aukštu, ar ne? Ir nežino, kad įtakai jį sureguliuoti turi vitaminas D. Jeigu jo organizme pakanka, tai mums galima labai lengvai prisidėti prie mūsų aukšto kraujospūdžio reguliavimo. Toliau vitaminas D, kada jo trūksta, gali privesti netgi prie diabeto. Tai irgi yra didelė labai tikimybė, kada mes ilgą laiką turime trūkumą vitamino D, gali išsiprovokuoti ir atsirasti mūsų diabetinis susirgimas. Cukrinis diabetas vadinamas. Lygiai taip pat yra į šitą visą ratą įpinta, kad tie ratai suktųsi, mūsų viso organizmo funkcijos veiktų gerai. Yra labai svarbu taip pat folinė rūgštis, taip pat B grupė ir taip pat vitaminas C. Be šitų dalykų mūsų hemoglobinas nebus normoje, galima tai pasakyti. Vyram jis yra vienoks, moterimis yra kitoks, bet visi mes žinome, kaip mums yra svarbu turėti labai stiprų kraują. Sako, žmogus turėjo stiprų kraują, nenukritusi hemoglobiną virš kritinės normos ir jis galėjo laisvai pasveikti nuo daugelį uždegiminių, virusinių, bakterinių susirgimų. Tai tokia įtaka sureguliuoti ir sutvarkyti hemoglobiną įtakos turi folinė rūgštis, B grupė ir vitaminas C. Lygiai taip pat, jeigu vitamino C trūkumas yra, mums gali pradėti staiga augti svoris. Be priežasties lyg tai atrodo. Ir visi šitie komponentai taip pat turi labai labai didelę įtaką vitamino D gamyboje. Tai norint susigrąžinti mums vitaminą D, mums reikia labai atkreipti dėmesį į mūsų B grupę, į mūsų vitaminą C, į mūsų folinę rūgštį ir dar keletą dalykų, kad tiesiog kepenų fermentai jie turėtų teisingus rodiklius, nes juose kepenyse būtent irgi išsigamina vitaminas D. Tai kaip mums jį susigrąžinti tą vitaminą D, tai aš jums tas paslaptis ir atskleidžiau dabar. Toliau, trūkumas seleno gali skatinti onkologinius susirgimus. Tai tas elementas, selenas, jis irgi yra labai labai svarbus, prisidedant prie viso mūsų šito organizmo funkcijų rato. Lygiai taip pat ir prie vitamino D gamybos,
kada organizmas jį turi išgaminti pats. Mes stenkimės taip gyventi ir tema yra būtent dėl to paskirta vitaminui D, kad mes turim stengtis atstatyti visas savo gyvybinės funkcijas organizmo, kurios turi reguliariai atstatytos funkcionuoti teigiamai ir pats organizmas, kad galėtų mum išgaminti šito vitamino D. Mes žinom, kad ir saulėj pabuvę jisai irgi mum pasiskatina, daugiau jo išsiskiria to vitamino D. Bet deja, kada yra skandinavų šalis, kada yra orai tokie lietingi šalti, kada yra prislėgtos depresinės nuotaikos, vitaminas D lygiai taip pat turi didelį įtaką prie depresijos atsiradimo. Toliau, cinko trūkumas išprovokuoja staigius, ilgalaikius migreninius skausmus. Būna migrena paprasta, būna migrena galvos skausmas su aura. Tai jinai užsitęsia iki 3 dienų. Ir dažniausiai, kada pažiūrime mes į mūsų vitamino D rodiklius, kur galima laboratorijoje išsitirti tiesiog vitamino D kiekį, ar jis yra mums atitinkantis lygį šitą, kurio mums reikia per parą organizme, ar jo trūkumas yra. Tai lygiai taip pat turi įtaką ir cinko natūralaus organizmo išgaminime, kada cinkas gali būti išgamintas organizme, kada yra sureguliuoti visi teisingi mūsų šitie vitamino D, B grupės, vitamino C, seleno rodikliai. Tai čia įtaką turi visi komponentai, kad mums nereikėtų visą laiką galvoti, kad papildom vitaminą D ir mes jau jo turime. Kitą kartą mes papildom vitaminą D, bet jis vėl kažkur tai dingsta, vėl jo yra vos ne 4 kartai viršyta kritinė norma, kada jo trūksta. Todėl, kad organizmas arba jį blogai savinasi, arba jisai kažkur tai dingsta ir dažniausiai mes einam aklikeliu. Tai kaip jį susigrąžinti, tą vitaminą D, tai per kokius komponentus, per kokias funkcijas, per ką ir dėl ko jis yra labai svarbus. Atkreipti ir kitų visų mūsų grandžių organizmo veiklą reikia, kad stengtis ir kad pats organizmas išgamintų, o ne vien tik tai mes jį papildomai gertumėm. Tai Ir kad ta migrena, jinai su aura netgi, kada yra visi reikalingi elementai organizme, mūsų ląstelės yra pamaitintos, mūsų vitaminas D gamina, pastumia kitus procesus į teigiamą pusę, tada pradingsta visi migreniniai galvos skausmai, netgi tie, kurie yra užsitęsę iki 72 valandų. Tai nelinkėčiau niekam, turiu keletą žmonių savo rate, kurie tikrai kenčia ir būna taip, kad tas vitamino D trūkumas ir vidurių užkietėjimai ir jie tiesiog neturi energijos, tai ten dar galima pridėti, aišku, tokią temą kaip ir žiūrėkite žarnyną, susitvarkome savo žarnyną, kad žarnyne būtų viskas gerai, tada ir tos grandys po truputėlį pradeda pačias atsistatinėti. Lygiai taip pat keli faktoriai pastebėjimui, kuriuos aš norėčiau jum perteikti, tai yra detoksikacija. Kada yra organizmas išvalytas ir ląstelė išvalyta, galima sakyti liaudiškai detoksikacija, ar ne? Kada mes jį valome, kaip centrifuga, centrifuguojame save, švarūs esame. Tai tas būtent toks pastebėjimas, kad visi elementai daug geriau veikia ir pats organizmas juos gamina tiek, kiek reikia ir mes neturime tada bėdų, kada mes laikas nuo laiko padarome detoksą vadinamą, ar ne? O į tą detoksą, kaip kad ir pati nustebau, labai gerai veikia Q enzimas Q10. Jis yra ir reikalingas nuo 45 metų, kadangi jis nebesigamina pats iš organizmo, jį reikia papildomai visą laiką įdėti, nes tai yra ląstelių branduoliam energija. Ir kada mes tą turime filtrą tokią energiją, tokią primaitintą ląstelę, jinai labai gerai valosi ir tas Q enzimas Q10, jis yra labai reikalingas mums prie detokso. Pridėkite šalia, visą laiką išlošite. Ir
tiesiog pajausite energijos antplūdį, būsite daugiau aktyvesni, jausite, kad jūsų mintys yra švarios, norai atsiranda, pradedat kažko norėti, tai dėka šito dalyko. Detokso ir Q10. Ir taip atsistatys greičiau visos mums reikalingos organizmo funkcijos, kurios turi funkcionuoti. Ir kai aš sakau nauji ratai, nauji metai, nauji ratai, tai užsidėkime mes viską taip, kad mes tikrai važiuotumėm ilgai tais ratais ir nereikėtų mums remontuotis. Lygiai taip pat yra ir cinkas, ir Q10, ir toksai elementas vitaminas D, kurį aš minėjau, ir vitaminas E. Jie prisideda prie greito tokio kūno atstatymo, organizmo atstatymo, nes vitaminas E yra labai didelis antioksidantas stiprus ir jis taip pat skystina kraują šiek tiek ir jis išnešioja ir išvalo lygiai taip pat kraujagyslės labai gerai. Ir tas cinkas yra mums taip pat reikalingas elementas ir Q10 ir va taip tada viskas būna normoje lygiai su vitaminu D. Kada nėra trūkumų, prasideda pats gražiausias dalykas to vitamino D gaminimas pačio organizme ir nebeužblokavimas tų kitų mūsų gyvybiškai būtinų funkcijų organizme, kurios yra būtinos, kad jos funkcionuotų teisingai. Va. Ir jeigu trūksta vitaminų ir nesigamina iš organizmo, vyksta griūtis viso organizmo. Tai vat, mėlyjeji, mano tema būtent ir tokia. Tai kaip susigrąžinti šitą vitaminą D. Mums reikia stengtis taip save mokėti atpažinti signalus, kad stengtis pirmą pažiūrėti, kad netrūktų mums tam tikrų elementų, kuriuos aš čia išvardijau, kad nebūtų pristabdyta ir užblokuota būtent vitamino D gamyba pačio organizmo. Tai yra labai labai svarbu. O tą padarius, jis išsigamina organizme, tas vitaminas D. Bet kartais kažko ar persirgtos ligos, ar kažkokio tai vartojamo vaisto, statinų pavyzdžiui, ar ne, prie aukštų cholesterolių, užsiblokuoja netgi ir tos kepenys vadinamos būna suriebėjusios ir visa kita. Tai aišku, vitamino D taip pat bus trūkumas, tai jį reikės pasidaryti tyrimą, pasikonsultuoti su gydytoju ir pasižiūrėti, kokia ta kritinė norma, nes jeigu jau tikrai kritinė riba, tai reikia jo papildomai papildyti. Tai vat, būtų tiek. O prie viso šito, kadangi paminėjau ir vitaminą C, ir B grupės elementus, ir kad tų depresijų nebūtų, dažniau juokimės. Nu vat, nes besijuokiant iš visos širdies, ventiliuojasi plaučiai, gaminasi vitaminas C, kažkokios ateina mintys švarios, nes kai juokiesi, tu apie nieką daugiau negalvoji, o pauzės metu tu pajauti, kad jau tu pailsėjai, ar ne? Ir iš to susideda visas gyvenimas. Tai tas organizmas lai nebūna griūnantis, o lai būna statantis. Kitais dalykais, juoku, savo aplinkos kūrimu, pozityvios, bendrystė kažkokia. Tai gyvenimas, jisaigi turi spalvas, jisai turi kvapus, jisai turi garsus, jisai turi grįžtamąjį atlygį. Tai jūs, kada norėsite gyventi su atlygiu, tai jūs pagalvosite, kad reikia kartais papildyti savo organizmo funkcijas, kad jos visos veiktų. Ir dar, turiu tokį lapą, gal ir juokingai bus, gavau dovanų knygą. Toje knygoje buvo įdėta keletą žodžių apie gyvenimą, nes žmonės sako, kad aš labai myliu gyvenimą. Ir kiekvienas, matau, yra labai tikrai daug prisidėjęs prie to tikrai gražaus, ramaus mano esančio šiuo metu gyvenimo. Ir aš už tai esu be galo dėkinga, nes dėkingumas turi labai, labai stiprią gydomąją galią, pasirodo. Tai aš norėsiu keletą tokių epizodų jums dar paskaityti. Tai būk pats savimi, vienas iš punktų. Niekada neišduok draugystės. Nebūk cinikų meilėje. Meilėje ji vienintelė, nepaisant visų nusivylimų ir sudužusių vilčių, amžinai kaip žolynai žydi. Net gėlynai, ne tik žolynai.
Geranoriškai priimk laiko patikrintus patarimus, stiprink savo dvasinės galias, kad nepalūžtum ištiktas staigios nelaimės. Tik nesikrimsk dėl neįvykdomų svajonių. Tai gimdo nuovargį ir vienatvę. Nesižudykime per daug dėl to, kas neišsipildė, bet visą laiką turėkime kažkokius įrankių dėžę, pozityvių dalykų, kur mes visą laiką save galėtumėm paremontuoti. Tai mano tokia misija yra, kad susiremontuokim, kad ir sugriuvom, bet mes vis tiek kažkur tai esame nebeingi savo aplinkai, nesame mes našta kažkam, tai mes mokame ir galime ir tai yra mūsų gyvenimo dalis. Laimingoji vadinama, o nesunkioji. Ir toliau, kad gyvenimo taisyklės suprask protingai, būk švelnus pats savo. Tu esi visatos kūdikis, lygus su medžiais ir žvaigždėmis. Tu turi teisę būti čia, nepaisant visų klastų, varginančio streso ir sudužusių svajonių. Pasaulis yra gražus. Įsidėmėk tai ir stenkis būti laimingas. Tai linkiu jum būti sveikiem, laimingiam, neabejingiam, mokantiems prisiliesti prie kito žmogaus širdies plakimo ir tiesiog dalinkimės. Mes tiesiog dalinkimės, nes kuo daugiau yra pasakyta gražių žodžių, tuo daugiau yra veiduose šypsenų. O kuo daugiau veiduose šypsenų, tuo daugiau mūsų kūnas nori ir siunčia signalą meilės. Meilės. Sau ir pačio geriausio, ką mes galime pamatyti kitose per save, padovanoti kaip tiesiog raktą kažkokį tai į svajonių namelį. Nes mes žmonės esam kaip tie nameliai. Turime daug durų, turime daug langų, kaminų. Tai ir pagalvokim, kad būtų mūsų namuose dūmai rūksta ir nieko netrūksta. Ar ne? Ačiū, dėkoju, kad jūs sekate, kad jūs parašote, kad po mėnesio vos nelaiko gimė tema pasidalinti su jumis apie jums skaudančias temas. Ir tiesiog pasinaudokite tais patarimais ir padėkite paprastais eiliniais žingsniukais, einant tuo savo gyvenimu. Iki viso geriausio, iki sekančio karto lauksiu atsiliepimų. Su jumis visą laiką gera būti, jaučiu meilę, jaučiu dėkingumą, jaučiu įprasmintą šitą gyvenimą, kad galima su jumis apie tai pasikalbėti. Iki. Myliu, ate.